Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi brolis Benediktas, Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis. Na, brangieji, įėjome į Velykinį tridienį, šiandien didysis ketvirtadienis. Šiandien, drauge su visa bažnyčia ir pasaulio krikščionių bendruomenėmis, prisimename paskutinę Jėzaus vakarienę ir Eucharistijos, arba kaip mums įprasta sakyti, šventų mišių įsteigimą. Jono Evangelijoje nėra pasakojama apie mišių įsteigimą, kitaip tariant, įvykusios vakarienės ceremonijos aprašo, kurį mums pateikia kiti evangelistai ir apaštalas Paulius. Kodėl bažnyčia šiandien skaito šį Jono Evangelijos tekstą? Jono Evangelija yra vėlyvas kūrinys, rašytas apie 100 metus. Tai po Kristaus mirties buvo prieš 70 metų, kai krikščionių bendruomenė jau šventė mišias gerus 60 metų. Evangelistas Jonas brėžia raudoną liniją. Jiems svarbu, kokią reikšmę turi mums mišių šventimas. Ką reiškia švęsti mišias? Kokį tikėjimo slėpinį mums atskleidžia mišių šventimas? Mesgi kasdien švenčiame mišias, aukojame mišias, ne tik sekmadieniais. Jono atsakymas: švęsti mišias reiškia, kad mes turime vieni kitiems kojas mazgoti, nes pavyzdį mums davė Jėzus. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. Mišių šventimas, mano nuoširdus jose dalyvavimas, reiškia mano meilės pradžią artimui. Tai ne ritualas, kaip kad mūsuose atsitiko, einu išklausyti mišias arba einu užsipirkti mišias. Ką reiškia tokios mišios? Užsipirktos mišios. Gal ir nieko nebereiškia. Šventų mišių sakramentas nėra magijos aktas. Čia nėra vietos romantikai ir sentimentalumui. Kaip gera čia būti. Kokia čia aura. Kosminė energetika, Viešpatie, čia tik aš ir tu, pasilik su manim, tu toks nusižeminęs, man netgi kojas mazgoji, dėja. Brangiai, dalyvavimas mišiuose, Dievo žodžio klausimas ir komunijos priėmimas turi spinduliuoti iš manęs, nes aš tapau pats eucharistinę duoną. Čia ir dabar aš einu save išdalinti stokojantiems, einu plauti kojas vargstantiems. Jeigu to nėra, ką man reiškia mišios? Mes turime mylėti vienas kitą, kaip mus myli Kristus. Būtent mišios mums padeda mylėti, kaip mus myli Kristus. Tai yra visą save dovanoti artimo laimiai ir geroviai. Tai yra mūsų galios gestas, o ne savęs nusižeminimas. Meilės galia yra tarnavimas artimui. Tokia yra ir Dievo meilės galia. Netriuškinti mūsų priešus, nesiųsti juos į pragarą, o tarnauti, paimti ant savo pečių nusidėjėlį ir jį gydyti, o ne naikinti. Tik tas turi galią, yra galingas ir visagalis, kuris tarnauja. Jėzus, būdamas mokytojų iš didžiosios raidės ir Viešpats, plauna kojas mokiniams, nes jie jiems svarbus, jie Dievo vaikai. Didis yra Dievas, nes myli savo vaikus. Jėzus nemoko mūsų tarnauti Dievui, jis moko mus tarnauti žmogui. Ir ne bet kaip tarnauti, aš jums daviau pavyzdį. Kodėl mums svarbu švęsti didįjį ketvirtadienį? Mes turime suprasti, kad tik prisikėlęs žmogus gali tarnauti artimui Dievo meilės galia. Prisikėlęs žmogus. Jėzus mums davė pavyzdį.
Tas, kuris myli, jau yra prisikėlęs. Jėzus pakilo nuo stalo, persijose rankšluosčiu ir ėmė mazgoti mokiniams kojas bei šluostyti jas. Taigi, kas yra mišių šventimas? Būti prisikėlusiam, kad galėtum tarnauti savo artimui. Meilė mus prikelia gyventi pilnutinį žmogaus gyvenimą. Brangieji, būkite palaiminti ir būkite sotus paskutinės vakarienės vaisiais. Amen. Brolis Benediktas, Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis. Gavėnios kelionė.